Sveiki, čia tinklalaidė LTU Aquatics. Šiandien turim dar vieną ypatingą svečią, Panevėžio legendą, Braso karalių, Andrių Šidlauską. Labas, Andriu. Sveiki. Jaučiu, kad turi galvoje kažką tai apie Los Andželą, apie 50 metrų. Tai manyčiau, kad ir pats pajaučiu ir tokie rezultatai ateina ir matome, kad 200 kažkaip jau man Sunku, gal ir amžius ir gal psichologiškai pačiam yra gal sunku ir išplaukti ir tiesiog nebėra gal tokio noro. Ir dabar, kai visi žinom, kad Los Andželė paskelbė, kad jau visi 50 metrų bus olimpinė rungtis, tai manyčiau atsiras jau dauguma iš pensijos, išėję visur grįžti, bandyti 50, tai nežinau, visai būtų smagu sudalyvauti 50 metrų olimpiadoje. Tai bet dalyvavai, man atrodo, kur Stokholme plaukiai, ar ne? Stokholme plaukiau, bet vis tiek geriausias rezultatas buvo pasiektas ir asmeninis rekordas. Lietuvos plaukimo čempionate Vilniui, kaip vyko, tai pasidariau asmeninį rezultatą, bet kiek atsimenu, Europos čempionate Belgrade, kurį padariau rezultatą, bet aišku gaila, kad nuėmė, kad padariau nelegalų smūgį ant finišo, bet tas rezultatas buvo 27.06, gal 100 kažkas tokio. Tai jeigu būtų tas rezultatas suskaitytas ir būčiau viską gal teisingai padaręs, tai būtų buvęs ir Lietuvos rekordas. Bet šiais metais galvojau, kad tikrai 100% padarysiu tą rekordą ir tiesiog priartėsiu prie to rezultato, kuris buvo Belgrade. Galbūt ir būčiau gal ir padaręs tą rezultatą, jeigu būčiau plaukęs, bet visi žinom, kad Aleksas Savickas dabar mane aplenkė irgi ant 300 ir kažkiek, tai tą vietą iš manęs atėmė jisai, bet galbūt ir man tai motyvacija didesnė, kad pagaliau gal kažkoks yra barasistas, kuris man spyrė į užpakalį, kad jau senas dėdas, gal biškai reikia jau pajudėti ir pagaliau susikaupti. Jaunas bachuriukas iš Panevėžio, ne? Tai manyčiau, man tikrai yra džiugu, kad jaunimas ir kaip ypač Aleksas, kad tą krūtinę pagaliau jau biškai pramuša ir tarkim galim paminėti ir tą Hertku ir Vilimą, kad jau pagaliau toksai matomas, kad bent jau krūtinę, kad toks jau biškai judamas link to pasaulinio mastu ir tokių rezultatais, bet dabar kaip galvojam, kad Vilimas gerai praplaukė, kiek atsimenu pagerino ir Giedriaus rekordą 200 metrų, kuris gal buvo net, nežinau kiek tiksliai, 15 metrų gal kas tiek, bet vienais metais vyresnis Japonas jį aplenkė maždaug ant kokių 7 sekundžių. Kur mes visi galvojam, kad čia Vilimas jau yra toksai gal irgi kietas, bet pažiūrint, kas yra už Lietuvos ribų kiti plaukikai, tai tiesiog numušė visus žadus. Kalbant, grįžtant vėl 10 metų atgal, ar atsimeni, ką aplenkiai tada ant 50 metrų? Tai dabar atsimenu, kad buvo toks... Kas antroje vietoje buvo? Nikola Martingenė, kuris praeitais metais tapo olimpinis čempionas 100 metrų krūtine. Tai paskui atsimenu, da buvo Michael Andrew, irgi gal liko ten 7 ir panašiai. Tai tokių, o kitų berods plaukikų, su kuriais aš plaukiau, berods jau nebeplaukė, bet šitie 2 plaukikai, kurie dar vis rodo gerus rezultatus ir užima olimpiniais čempionais. Kalbant apie olimpiadą, tai olimpiadai tau teko plaukti neįprastam vaidmenim. Kaip prisimeni tą plaukimą? Nežinau, man tiesiog tas... Norėjau visiems gal pabūti ir pagelbėti ir panašiai. Čia priminkim, kad tai buvo estafetė. Tai buvo 4 po 200 metrų laisvų stiliumi estafetė, bet nežinau. Aišku, jeigu būčiau pasisakęs, tai būtų Tomas Navikonis ir Tomas Lukmanas iš viso nesudalyvavę olimpinėse žaidynėse, tai tiesiog norėjosi vien iš to, kad tą jaunimą pramušti, kad sudalyvautų, pajausti tą gal dvasią ir panašiai, kad kas tai yra olimpinės žaidynės ir turbūt galbūt jiems didesnė motyvacija patys asmeniškai pasidaryti tos normatyvus ir kad pagaliau sudalyvauti asmeniniuose rungtyse Los Andželė. Tai buvo minčių ir galbūt ne, kad ir tokį boikatuoti ir padaryti, kad plaukti ne laisvuoju, o brasų stiliumi, bet visi supratome, kad kažkokia galbūt ir gal būtų mini gėda kažkokia Lietuva ar panašiai, bet gavosi taip, aišku, buvo labai sunku man, tai buvo neįprastas man plaukimas,
nors per treniruotės visi plaukiam dažniausiai kokius 60% tuo karalių stiliumi, bet man tiesiog sunku buvo, nes niekada nesu plaukęs varžybose, kiek atsimenu, buvau atsidaręs puslapį, pažiūrėjęs, kada paskutinį kartą esu plaukęs laisvuojam stilium, gal tai buvo prieš kokius 10 gerų metų. Tai man šitas rezultatas galbūt ir yra pakankamai geras, manyčiau, da kaip vis tiek buvau jau atpratęs nuo ilgų distancijų plaukimo, nes ir kad ir 200 metrų krūtine nepaplaukiu, tai tuo labiau man buvo tas 200 jau buvo toksai iššūkis plaukti. Tai, bet padariau visą, ką galėjau. Padėjau. Šaunuolis. Šiaip faina buvo žiūrėti, kad stengiaisi, darai, ką galėjai. Kalbant apie tos pačius 200 metrų, dar Tokijo olimpinėse žaidynėse, man atrodo, 150 metrų plaukiai vos ne pasaulio rekordo greičiu. Atsimeni dar tai? Atsimenu. Tai iki šių dienų dar vis juokaujam su komandos nariais, kad Andrius ant tiek buvo pasiryžęs jis viską daryti, kad net plaukdavo 150 metrų visą laiką pasaulio rekordais, bet paskutinis 50 visą laiką mane nužudydavo. Tiesiog būdavo gal per didelis noras, bet ir būdavo, kad nors 150 visą laiką užsivarydavau, bet vis tiek galą kažkaip, kaip sakoma, damuždavau ir tai pasiekdavau tokį rezultatą, kuris yra, tarkim, buvo praeitais metais olimpinis normatyvas ir pasaulio čempionato normatyvas ir tai nebuvo, kad man kažkas įtakoja, kad aš nepadarysiu normatyvą ar panašiai. Nors esu varydamas, jie padarydavo tuos normatyvus, bet dabar galbūt tokia įsivystė po baime, kad nebenoriu taip greitai spausti ir tai turbūt man tai įtakoja, kad aš to nepadarau normatyvą ir man sunku pradėti plaukti, nes visą gyvenimą visi žino, kad aš spausdavau iš karto nuo pat pradžių ir tiesiog kaip jau Dievas duos, taip jau pabaigsiu, bet vis tiek būdavo ženkliai rezultatai aukštesni negu dabar. Tai galbūt reikia tą baimės jausmą kažkaip pramušti ir gal atsigausiu. Tai, aišku, kalbant apie tuos normatyvus, kai aš kažkaip paskaičiau tavo tą statistiką ir, žinai, toks kilo tokia mintis, žinai, paskutinio traukinio keleivis. Ja. Tai kas buvo labai keista ir stapimas, kai pirmą kartą išvažiavau į olimpinės žaidynės, kurios vyko 2016 metais Rio de Janeire, aš normatyvą įvykdžiau vieną dieną prieš užsidarimą. Tokie, kai buvau, tai tenais jau vieną normatyvą padariau metus prieš, jau įsitikrinęs buvau, saugus ir kas dabar buvo praeitais metais, kad normatyvą įvykdžiau savaitę prieš. Tai irgi toksai laukiau to paskutinio momento, niekaip neišėjo ir tiesiog jau kaip lieka savaitę, iš kažkur atsiranda kosmiškai jėgų ir tiesiog norą tai padaryti, nes vis tiek jau paskutinis šansas, nes kitaip varžybų nebebuvo jau ir tiesiog jau Andriau, gal jau padaryk pagaliau tą normatyvą. Tai tiesiog buvo ir galbūt tokia, kaip anksčiau sakiau interviu, kad tokia buvo vidinė ramybė, nors paskutinis startas buvo, kad jau viskas, važiuosi olimpiadą arba nevažiuosi olimpiadą, bet viskas, atsisėdau ant to kėdės, susidėjau mintis, sakau, viskas, Andriau, nebėra niekur kur dėtis, paskutinis šansas, atsipalaiduoji, treniravais gerai, rezultatus rodė per treniruotės gerus, tai dabar tiesiog liko pasimėgauti, iššokti, padaryti viską, ką gali geriausia ir viskas. Ir tiesiog rytinis plaukimas, žiūriu, bum. Ir buvo arčiausiai savo asmeninį rekordą ir tiesiog nebuvo, kad toks sunku ar pavargęs plaukimas toksai. Tai tas labai buvo džiugu ir smagu, bet aišku, kaip visą laiką po tokių džiugių žinių ateina vakaras, tai tą rezultatą pasibloginau sekundę. Tai ačiū Dievui, kad kažkaip prasmukau finalą ir sakau, kad, Andriu, kad aišku, gerai, kad padarai tą normatyvą, bet, reikia padaryti dabar iki pat galą, kad jau galbūt ir medalių iškabinti. Tai atėjo kita diena, finalas ir tą rezultatą dar pagerinau. Tai buvo tokia labai gera motyvacija ir toksai, kad, dar vis aš galiu plaukti greitai ir kad turbūt gal galiu padaryti pagaliau Giedriaus Sutenio rekordą. Tai vis dėlto dar tą normatyvą bandau gaudyti ir tikrai norisi jį padaryti, kad būti, kaip sakoma, tuo karalium Lietuvos barsysta, tai tikrai būtų smagu ir tiesiog
tikrai tikiuosi, kad šį padarys ir tiesiog yra didelis labai noras to padaryti. Kalbėjai, kad prieš varžybas tu turi jauti vidinę ramybę ir apskritai, kiek ritualų prieš varžybas pakeitęs esi? Blemba, labai daug, žinokit. Būdavo, kad ir Jeigu tas nesiseka, įmi naują, susigalvoja ir taip toliau, ne? Ne, nėra, kad pasilieku, nežinau, čia yra labai toksai apgulingas turbūt dalykas, nes atrodo vieną kartą tau taip padarydamas yra viskas gerai, ateina kitas startas, tą patį viską darai ir tiesiog gaunas žymiai blogiau ir tiesiog tu pradedi kaltinti tą dalyką, kad tas ritualas kaltavo kažkuom buvo. Tai ne, aš nežinau, tiesiog turbūt mano dabartinis toks ritualas tiesiog elgtis ir daryti viską taip pat, ką darai kitos dienos. Kad nepradėti kažkokių ekstra vitaminų gerti ten 3 dienos likusius. Ar pradėti... Arba tų gėliukų. Ar gėliukų kažkokių daryti, ar pradėti kažkokius atsiriboti nuo kitų, tada, kad jau viskas, aš esu vienas, dabar aš esu lock-in. Tiesiog būti savimi visą laiką, kad neparodyti, kad likus 2 dienas aš jau viskas esu jau kažkoks kitoks žmogus, aš dabar pasiruošęs varžybėm. Man yra galbūt toks lengviausias ir geriausias būdas būti iki varžybų savimi, kaip lieka jau startas, 2 valandas prieš, aš būnu visą laiką savimi, gal biški toksai mažiau šnekantis, bet vis tiek bandau ir pajakauti panašiai, pačiam tas toksai nerimas galbūt ir nukrenta ir gal man patinka, kad pas mus komandai būtų tokia dvasias laika, toksai visiems būtų labai gera rate, kad nebūtų kažkokių kivirčių ar kažkokių kitų apkalbėjimų. Man patinka tokia svesti tą komandą ir tiesiog mano visas pagrindas, kur aš susikaupiu, tai kaip ateinu į paskutinį kalrumą 20 minučių prieš, tada aš būnu irgi toksai susidėlioju mintį, tokį vizualą, kaip aš turėčiau plaukti, kaip kas ir tiesiog kaip jau būna tas final kalrumas ir lieka tenais maždaug 3 minutės iki startą, tada aš tiesiog susiemu, sako viskas Andriau, tenais pavaryk taip ir taip, paskui pradėjau daryti naujus ritualus, kad kiekvieną startą užlipus vieną koją padėdas ant startą, tai visą laiką pūsdavau. Tai nežinau, toks mano ritualas praktiškai būna. Tas pūtimas tai tavo juokingiausias ritualas, kiek atsimeni, ar ne? Ne, nežinau, aš ten sakau, tokių ritualų galbūt ir net, nes, nesakau, kaip nenoriu tiesiog kažko keisti tenais. O ūsai tai yra laimės tavo? Ūsai, dabar nežinau, tokia, žiūrėsim, nesakau, norėjau pamanyti šiais sezoną kažką biškai kitaip, gal ir atrodysiu išvaizdą, ar pamanyti kažką naują. Ir tiesiog sakiau, kad iki patys Singapūro plauksiu su jais, net ar pačias varžybas plauksiu su jais, tai žiūrėsim. Tiesiog toks naujas įvaizdis galbūt. Prieš tai šiek tiek kažkur paminėjai Dievą. Koks tavo laimingas skaičius yra? Nežinau, turbūt galbūt 6. Tai ir norėjau tavęs išgirsti iš tikrųjų. Nes kiek atsimenu, visi sakydavo, kad man laimingiausias skaičius yra 6, nes kiek atsimenu, nuo 2018, nuo 2017 turbūt gal metų, gal 4 metus iš eilės likdavau visą laiką 6. Čia prasidėjo nuo 2017 metų pasaulio čempionato, kaip likau 6, paskui buvo Europos čempionatas, irgi likau 6 2 rungtyse, paskui berods kitas Europos čempionatas, irgi likau 6, toksai užburtas ratas buvo. Tai kažkaip mane praminė vis laik 6. Okay. Vienu metu, čia irgi užsiminėjai, kad buvai atsidūręs savotiškai kryžkelį, ar toliau plaukt, ar neplaukt. Kas čia buvo? Papasakok šitą dalyką ir kada tai buvo? Turbūt šitas toksai kaip įvykis vyko po tokios olimpinių žaidynių 21 metais. Nes kiek žinau, ten buvo ir kad treneriai norėjo palisėti, pasigavas, kad ten kažkokie nesusipratimai, kad ten susipykam tenais, nesusipykam tiesiog į trenerą ir kažkaip taip gavas kažkoks nesusipratimas, kad trenerė kad mes trenerės nebenorim tenais, ar kažkas ant tokia, paskui perėjom pas Žilino Vsiuką, pradėjom plaukti ir toksai gavas, galbūt toksai nebebuvo gal tokia griežtumo, ir tokios, gal, kaip sakoma, gal tvarkos, buvom tokie labiau jau paleisti savarankiškai ir tiesiog
nes visą gyvenimą mes tenais ir su Danu buvom tokie, prižiūrimi su lazda tokie. Tai kaip tos lazdos nebebuvo, tiesiog visas grandinės buvo paleistas ir tiesiog nebebuvo tokia noro, turbūt gal ir plaukti ir toks mentališkai buvo gal biškai sunku, bet aišku vis tiek 22 metais dar buvo pakankamai man gerai, nes dar Europos čempionate buvau 3, tai dar gal iki to laiko dar viskas gerai buvo, bet ypač po to įvykio kažkodėl, vis tiek jau laimėjau medalį ir būtent po to įvykio kažkas manyje tiesiog sako, viskas, Andriu, nebėra noro ir daplaukti ir tiesiog gavosi toks ieškojimas, ar dar tikrai nori plaukti, ar kažką jau kitą daryti, ar pagaliau pasibaigti su mokslus reiti į treniravimo sritį. Bet paskui susiradau tokį, kaip sakyti, mentorių ir panašiai, kuris, vėl davė man klausimų, ar tu nori vis dar plaukti ir paskui po pusės metų laikotarpio supratau, kad dar ne viską padariau, ko aš norėjau, ir dar kokie buvo prieš mano 10 metų lūkesčiai ir kokie norai, tai tų norų aš ir lūkesčių nepadariau, tai vien dėl to aš grįžau į plaukimą ir kad dabar esu, net manyčiau, mentališkai stipriausia savo būsenai, tokia visą plaukimo istoriją. Tai nežinau, tiesiog toks kelias dabar buvo. Paminėjai mokslus, ką tu mokaisi? LSU tu mokaisi? LSU treniravimo sistemas, jau daugybę metų. Jau daugybę metų mokaisi? Daugybę metų, bet nežinau, manyčiau tikrai būtų gerai pasibaigti, nes vis tiek sužinai naujų dalykų ir galbūt tuos dalykus įterpi į savo tą plaukimą ir kažką naują padarai. Šiaip kaip esu su tavim bendravęs, keliavęs pakankamai daug, tu esi žingeidus žmogus. Koksai? Žingeidus, ta prasme, visur ieškai kažkokios informacijos, pasakoji kažkokias istorijas sužinotas. Taip, man toks patinka galbūt tas komunikabilumas, šnekėjimas, ypač man, tarkim, aš noriu, tarkim, kaip aš atėjau iš jaunimo į suaugusius, man turbūt kažkaip buvo labai, gal nebuvo labai sunku taip įsiterpti tą grupuotę, bet aš mačiau, kad visi toks, gal toks kažkokie kivirčiai, kažkokias 2 atskiros grupės būdavo. Tai tiesiog, o aš noriu dabar, kad ateina jaunimas ir panašiai, aš noriu, kad visi būtų lygus, nebūtų kažkokių, kad mes šiandien elitas, o jūs atėjat čia kažkokie vaikai ir dabar jūs būsite taip pat, kiek mes. Tai ne, aš noriu vis tiek, kad būtų visi tokia bendra kažkokia dvasia, ta bendra komadiškumas, nes vis tiek aš mačiau, kai man galbūt buvo sunku ir aš tai noriu, pavyzdžiui, perteikti jaunesniam kartom, kad O tai kaip dabar rinktinė yra? Ar pavyko tą padaryti? Manyčiau jo. Nes vis tiek, dabar matas, kad jaunimas toks yra galbūt ir laimingas, laisviau gal bendraujantis su mumis, nes kiek buvo sakę, kad net bijodavo prie mūsų ateiti kažkokių užklausti klausimų ar paprastaus elementaraus, ar paprašyti tos net kepurėlės vardinės. Tai dabar tiesiog visi, manyčiau, jie labiau tokie gal atsipūtę ir tiesiog prieina ir pagaliau paklausė tą klausimą. Kalbėjai apie lazdą, kur ten buvo trenerė su lazda. Dabar Ina yra konsultantė, ar dar sulauki griežtų pastabų iš jos? Aišku, galbūt sulaukiu, bet nebesulaukiu tokių, kaip būdavo anksčiau. Nes kiek atsimenu, būdavo pats geriausias dalykas, kaip tu praplaukė, atrodo viską padarai tobulai gerai, rezultatą pasigerinai, bet jau ateidama su savo daiktais, jau matai per 100 metrų Inos tokį veidą, kad kažkas jau buvo negerai ir toksai jau eini ir galvoji, kažką ne to padariau, kažkas ne to vėl. Ir toks vis tiek atrasdavo, kur dar būdavo bėda, ar kažkoks negerumas, ką tu nepadarei. Bet aišku, visą laiką po tų dalykų pasakydavo ir kas būdavo gerai. Nes manyčiau, jeigu tu vien sakysi po starto, kad kas buvo tik tai blogai ir nepasakysi nei vieno, tarkim, žodžio, kas buvo gerai, tai tas sportininkas, manyčiau, toksai galbūt ir atsiribos ir toksai galbūt pačiam sunkiau pradėti plaukti. Tai tarkim, jeigu vakarinis plaukimas bus. Bet tai suvokia, kad treneriai tai daro vien tik iš gerų paskatų. Taip. Ok.
šiek tiek apie kitus dalykus. Pašnekam tada apie marozėlius ir tinderius. Nu. Tai kaip ten su sužadėtinė buvo? Ar gali pasidalinti? Nes aš žinau, aš jau skaičiau visur, tai yra vieša pakankamai. Gerai, kaip prisimeni tą Panevėžio marozėlį? Tai nežinau, gal būdavo toksai, galbūt ir neįsilavinęs, gal turbūt toksai ant tų bendravimo su moterims ir panašiai. Tai tiesiog būdavo, kaip išėjo toksai iš to, kaip sakoma, to rajono savo, išlendai pagaliau į miestą tokį. Tai tiesiog būdavo toksai, nežinau, toksai mužiškiškas tas toksai bendravimas, toksai, kad tenais tu, davai važiuojam čia, ar nori to, ar to, toksai būdavo, dabar toksai jėmo juokas toksai, bet anksčiau atrodo, kad viskas normalu yra. Kids bitches. Jo, toks kids bitches. Bet paskui jin su manim nebendravo kokį mėnesį ir aš galvoju, ką aš padariau blogą. Viskas buvo, kaip sakam, normaliai. Bet turbūt nepatiko tas mano ir bendravimas ir toksai, bet kas jai sužavėjo su manim, kad aš buvau toksai per atstumą sugebėjau ją, kaip sakoma, rūpintis. Tai vien dėl to jin davė man antrą šansą pabandyti, bet aišku, po to antrą šansą buvo vėl blogai. Kiek atsimenu, nes buvo, kaip atsimenu, aš jau buvau pasiūlęs atvažiuoti į Anykščius, tai buvo Lietuvos čempionatas trumpo ir tai buvo žiemą ir panašiai, tai jį važiavo iš Kauno su autobusu ir visi žinom, kad iš Kauno į Anykščius yra ilgas toks biškai kelias, nes pro visokius kaimus važinėja ir daug ten stotelių stoji. Tai jin vargšė važiavo iš Kauno į Anykščius, ten važiavo gal 3 valandas panašiai. Ir aš jai pasiūlydamas, jin atvažiavo ir mano pirmi žodžiai buvo iš jos neapsikabinimas, nei ten kažkoks pabučiavimas į skruostą. Mano pirmi žodžiai buvo, ką tu čia? Tai jin suprato, kad, ne, šitas vaikinas tikrai ne man. Ir gavos toksai, kaip tik atsimenu, dar vyko tas Lietuvos plaukimo apdovanojimai. Kaune, berods, gal pirmą kartą vyko, bent jau aš asmeniškai dalyvavau juose. Tai jis sakė, gerai, viskas, tenais bus pats paskutinis kartas, kaip tu man įrodysi, ar aš tau rūpiu ir panašiai. Tai tenais jau, kaip sakoma, jau nesusivariau. Ten ir ją pristačiau ir nusifotografavau su ją, toksai jau, kaip sakam, buvau susikabinęs ant rankam ir parodžiau, kad jin man rūpi ir prieš kitus. Ir nebūdavo kažkokia tokia bloga ar negatyvaus to, kaip tarkim, kaip tuo pasakiau, ką tu čia. Tai po to laiką kažkaip ir pradėjom bendrauti ir iki šios dienos dar. Ir nuvažiavote į Balį. Ir Balį. Ir tavo Instagram'e buvo nuotrauka, aš nežinau dabar, ar yra, ko gero dar likus yra. Dar likus yra. Likus. Tai piršlybos ant džipo stogo. Taip. Sulamdai stogą, ar ne? Ne. Ten visą tą stogą lapėje, bet buvo, aiškiai, idėjų kitokių pasipiršti. Nes buvo, kad ir norėjau, kad ir tenais ryžių laukuose, ten tuose gražiuose, paskui galbūt ir prie tokio, nežinau, gal daugumą turėtų žinoti, toks būdavo Diamond Beach, toks populiarus beachas. Tai tenais galbūt galvoju, bet kažkaip pajaučiu, kad ne tokia nuotaika, kažkas ne to yra. Ir tiesiog gavosi, kad būtent pasipiršau, kai buvau apsinuodėjęs dieną prieš turbūt. Ir sakau, kad po tokios stadijos, sakau, gal bus geriausia pasipiršti, sakau. Nes sakys, supras, kad biški, kad esu toks, kaip sakoma, toks biški ligonis, kad su manim biški gal reikia gražiau pasielgti ir panašiai, tai... Ir tiesiog, šiaip buvo labai įspūdinga vieta ir ypač tas horizontas, ką mes nematėme ir kaip kyla ta saulė, ir tiesiog buvo pasakiškai gražu ir tiesiog sakau, viskas, bus dabar šis momentas, jau prašyti vairuotoją, kad vaim telefoną, čia mus filmuok, fotografuok ir kaip jau sakau, pritūpsiu, sakau visada, kad jau pradėk visas ten tas ritualas.
Ir labai kas buvo smagu, kad tai padariau gal prieš tokius, nežinau, gal 200 žmonių. Grinai mes buvom pačioje su jam su to džipu ir visi kiti buvo tokių kalniukų aukštai stovinčius. Tai nepalūžau, nebijojau prieš kitus žmonės, taip rodyti savo kažkokias meilės ir tiesiog visi atsistoja, pradėjo ploti ir tai biškai gal net buvo toksai jaukiau ir toks smagiau tai visą padaryti ir paskui buvo labai smagu, kad žmonės net fotografavo ir paskui net atėjo iki mūsų, kad sako, va, mes padarėm jums nuotraukas, ar jūs norėtumėt gauti tas nuotraukas, tai toksai gavom dauždyką nuotrauką tokių. Nu va, pats pradėjai šnekėti apie fotografavimą, nuotraukas, tau pačiam asmeniškai patinka fotografuoti? Fotografuotis ar fotografuoti? Fotografuoti, ką nors fiksuoti vaizdus. Nežinau, tarkim, buvo ar dabar tas koncertai, aš tarkim, koncertų ar kažkokių renginių, ar tiesiog būnam išvažiavę tas pačias keliones. Aš kažkaip asmeniškai galbūt ir nemėgstu filmuoti ir, tarkim, nes kai buvo Timberlake'o koncertas, aš padariau turbūt gal tik tai kokį vieną video ir vieną nuotrauką padariau. Tuo tarpu mano sužadėtinė Monika padarė, nežinau, kokius gal 50 video ir ten kažkelių nuotraukų. Aš tiesiog nežinau, aš klausiu, kodėl tu tiek daug tenais filmuoji ir fotografuoji, tarkim, kelionėse. Nes jis sakė, kad jei kelionės veža, jei patinka, jei tiesiog galbūt ir nori su tuom kažkokį sieti ateitį su tuom, nes sakė, jei kelionės yra viskas. Ir tiesiog, kaip sako, būnu bloga nuotaika ar kažkas tokį, sako, atsidaro tą galeriją ir pradeda žiūrėti ir sako, tiesiog jį atgaiva gaunasi. O aš tiesiog esu toks, kad man patinka būti tuo momentu, ką pamačiau, akis vis tiek geriau tai užfiksuoja ir pamato negu kažkokia kamera. Tai tiesiog man patinka būti tuo momentu ir pasidžiaugti tą akimirką. Bet žinai, jeigu, tarkim, paguglinsi Andrius Šidlauskas, tai rasi, ne vieną iš tikrųjų daug nuorodų, kad yra Andrius Šidlauskas garsus fotografas. Ir kunigs, ir futbolistas, ir kiek matęs, daugiau kažkur, advokatas, mačiau tai ir. Okay, o kokie tavo pomėgiai apskritai yra? Aš žinau, kad laiko mažai turiu, bet plus su Monika reikia praleisti laiko, bet vis tiek kažkas tai yra kažkas. Kažkokių konkrečių, nežinau, tų pomėgių neturiu. Tiesiog mėgstu, aišku, būna įvairiausių dienų, kad atrodo, kad savaitgalis tiesiog nori praleisti tenais lovai ant sofos ir tiesiog, nežinau, kartais įsijungti tą patį PlayStationą, pasivaikščioti tenais tiesiog ramiai, nuvažiuoti kažką, kažkokiais paieškoti kokių renginių, kokie vyksta aplinkui. Tiesiog gaunas toksai momentaliai, paskui žiūri, kaip tą dieną tu jauties. Aišku, būna tokių dienų, kaip aš jaučiuosi tikrai blogai, bet tikrai žinau, kad manas žadėtinė nori kažkur išeiti ir aš toksai nesakau, kad aš tikrai nenoriu, ne. Toksai jau žinai, kad biškai ir tokia vyro pareiga, kad turi išvesti ir išeiti su moterim kažkur, nes vis tiek jin dirba, laukia ir panašiai, toks gaunas. Taip, nežinau, sakau, įvairiausių tų yra veiklų ir panašiai. Bet kelionės vienas jų. Keliauti patinka, bet aišku, Monika mėgsta labai aktyviai, vien tai vaikščioti, nežinau, ten po 20-30 tūkstančių. Turbūt gal tai vis kitiems yra normalu. Man asmeniškai gal tiek yra ir per daug gal, nes vis tiek mes vandenį, mes mažai plaukėjame ir tiesiog mum, tarkim, asmeniškai bėgioti ir katastrofa. Kiek visi kažkas bandė gal bėgti plaukikai, visiems ant kitų dienų pareina kojas ir tiesiog nebelaiko. Tai tas kažkaip keistas yra, kad Supratau. Andreli, kad tau kojas laikytų, rankos laikytų ir visokiojopai sektųsi, tai dėkui, kad buvai. Ačiū tau. Čia buvo tinklalaidė LTO Aquatics, iki pasimatymo.